Aš esu Vilma Čingienė, kompetencijų centro vadovė, nacionalinė sporto agentūra. Ir su malonumu džiaugiamės jums, pristatydami temą, matyt, čia diskusija anksčiau, vėliau ar kažkada tai. Iš esmės mes darbuojamės su nacionaliniam sporto šakų federacijom, bet mūsų iniciatyva yra jau metų pradžioje, kuomet mes organizavome tarptautinę konferenciją dėl sporto traumų prevencijos ir aišku tiek mūsų darbuotojai Aurelijus Domeika, tiek šiandienos lektorius medicinos mokslų daktaras Vytenis Trumpickas visada yra atviri dalinti savo žiniomis ir patyrimais ir praktikomis su jumis treneriais, kurie tikrai dirbate savo organizacijose, veiklos baruose su įvairaus amžiaus fizinio parengtumo žmonėmis ir tikrai jūsų klausimai formuluoti ir jūsų entuziazmas būtent būti čia, iš tikrųjų norime už tai padėkoti. Tai turiu paskelbti, kad įrašas yra daromas šio seminaro ir mes pasidalinsime įrašu, prašome sekti naujienas Nacionalinės sporto agentūros svetainėje ir bus nuoroda, kur jūs galėsite rasti įrašą, skaidrių mes neplatinsim. Ir atitinkamai taip pat elgsimės ir lygiai po savaitės vyksiančiame seminare, kaip ir antrojoje daly, tai tikrai puikiai supratom, kad per vieną seminarą tikrai neatsakysim ir nesugebėsim atsakyti į daugybę jums rūpimų klausimų. Tai tikrai turime 2 renginius, vieną po kito, trečiadienį ir jeigu dar bus poreikis, tokiai klausimų atsakymų sesijai, taip pat mes ją ruošiamės padaryti tam, kad maksimaliai pasitarnauti tai, kas jums rūpi. Taigi, tikrai be didelių įžangų pradėkime. Jeigu turėsit klausimų, o jų tikrai bus, lektorius pažadėjo, kad tie klausimai, kurie buvo pateikti iš anksto, jie tikrai ir buvo pasikartojantis, mes juos susisteminom ir lektorius juos visus turi ir bandys per visus juos pereiti ir duoti jums tinkamus atsakymus. Jeigu dar klausimų bus, o jų tikrai bus, prašau rašykite į pokalbių kambarį ir mes juos, jeigu nespėsime sakyti, sakykime, šiandien, tai pasiliksime sekančiam kartui, bet kokiu atveju jie bus užfiksuoti ir pasistengsim duoti atsakymus. Tai ačiū dar kartelį susirinkusiems ir Vyteni, prašau, mikrofonas ir ekranas jūsų, valdykite informaciją ir sėkmės. Labą dieną, esu gydytojas Trumpickas Vytenis ir šiandien pabandysiu tokią įvadinę paskaitėlę, seminarą apie sportinės traumas, jų prevencijas, diagnostiką, gydymą, reabilitaciją trumpai apibėgti. Kitam trečiadieniui pasiliekam daugiau gydymą, terminus, kurie vyraus. Šiandien kažkiek tai supažindinsiu su testavimais, su ką mes apskritai galvojam, kaip įsivaizduojam tą darbą su sportininkais, kaip išvengti traumų, kokia ta prevencija turėtų būti mūsų galvai, kiek turėtų būti jie testuojami ir panašiai. Tai to ir pradėsim. Kas ta apskritai yra medicina? Mūsų ta sporto medicina, tai aišku, jinai susideda iš daugybės dalykų. Tai ne tik tai tyrimai, ne tik tai kažkoks gydymas, operacijos ar kažkokios reabilitacijos, tai yra traumų prevencija visų pirma, kada žmogui neskauda, kada jisai yra pačiame pajėgume, kada treniruojasi, siekia rezultatų ir, kaip žinome, dažniausiai sustabdo kažkokios ar mikrotraumos, ar didesnės traumos siekti tų rezultatų. Užtat norint jų išvengti, tikrai mes didelį dėmesį duodam tai traumų prevencijai, netgi analizuojam visas mitybos subtilybės, papildus, psichologinius dalykus, dalyvaujam visi treniruotėse, įtraukdami tiek trenerius, kineziterapeutus ir panašiai.
nemažai metų teko dirbti su krepšiniu, ten buvom paskutinius mano 2 darbo metus įvedę tikrai į tokią mano galvą idealų standartą, kurį pabandysiu irgi pristatyti, kaip mano manimu turėtų atrodyti ne tik komandinių sportų, kaip sakau, struktūra ir ten visi tie ištyrimai ir užsiėmimai, bet ir kiekvienas, kas dirba su individualiais sportininkais. Atliekam daugybę tyrimų, tai ir mitybos įpročius analizuojam, tiek kraujo visokius plačius tyrimus darom. Kaip naujovę norėčiau paminėti genetinius tyrimus. Paskutinius 3 metus mano darbo su krepšininkais darėm tos genetinius tyrimus, apie juos truputį daugiau pakalbėsiu. Vilniaus universitete profesorė Genevičienė tikrai atlieka unikalų darbą, daug savybių išaiškina, daug padeda mums suprasti, ypač jauno amžiaus žmonių ir taip toliau. Ir visi išvardinti tyrimai, kuriuos čia mato, tai mes tikrai juos plačiai taikome ir naudojame traumų prevencijom, ištyrimui, galimybių, ribų nustatymui ir panašiai. Kokios yra ištyrimo gairės sportininkų? Pasaulyje tikrai nėra tokio vieningo nustatyto ir priimtinos tvarkos, kaip turi būti tyriami tie sportininkai, tačiau egzistuoja tos bendros rekomendacijos. Ką ir kaip reikėtų stebėti, tirti, kiek dėmesio kardiologiniai sistemai, kiek traumų prevencijai ir panašiai. Tai aišku, bandom neatsilikti, naudojam įvairius modelius, atsirenkam savo patogius pagal esamas galimybės. Kaip žinote, nulėmė ne tik tai norai mūsų, bet nulėmė ir federacijų finansai, nes tie tyrimai kainuoja, reikia už juos susimokėti, tai kartais kažko nedadarom, renkam gilesnę anamnezę, žiūrim, kuo skundžiasi, taikom, individualizuojam kiekvieną tą ištyrimą, kad būtų, kaip sakau, efektyvu ir produktyvu ir kaina būtų normali ir pritaikom. Tačiau standartinius bazinius ištyrimus taikome visiems. Tai vienas pagrindinių dalykų yra anamnezė, gyvybinių funkcijų vertinimas, tai ir kvėpavimo sistemos, kardiologinės sistemos ištyrimas, medicininis bendras ištyrimas, kreipiant dėmesį į nusiskundimus, magnetinių rezonansų, radiologinių tyrimų apskritai padarimas, griaučių sistemos įvertinimas pagal funkciją, lankstumą, laikyseną, eiseną, visą biomechanikos ištyrimas. Turim tikrai plačias galimybės savo klinikoje ir turim 3D analizę, kur filmuojam, pažymėję sportininką tam tikrais markeriais, analizuojam kiekvieno kūno sąnario, dubens, stuburo, čiurnų, tam tikras patologijas, biomechanikas, taip galėdami pakoreguoti ir aukščiausiam lygiai išlaikyti sportininką su minimaliu traumatizmu. Taip pat visokie specifiniai rodikliai pagal sporto šaką, kur tikrai atsižvelgiam, kuri sporto šaka, kokių reikia funkcinių dalykų, tuos dalykus irgi taikom. Taip pat labai svarbu identifikuoti visas bendras tas medicininės problemas, kiek sirgo peršalimų, kaip kvėpavimas jo, kokios širdies pajėgumai, kokie vadų maksai, apskritai ar turi kažkokių ortopedinių sutikimų, pilnapadžiai, skliautai dideli, taikom visokius ortopedinius dalykus, padukus, stengiamės su kineziterapeutais tą maksimaliai teisinglingą biomechaniką atstatyti ir tiek taip minimaliai sumažinti tos traumos ar ligos tikimybę. Taip pat atpažintos visos tos, kaip sakau, problemos pastoviai yra koreguojamos ir jas pakoregavus sportininką nestabdomės tobulėjimui. Jis gali normaliai maksimalių krūvių sportuoti ir siekti tų maksimaliausių rezultatų. Ir aišku, kiekvienas treniruotumas, kiekvienos treniruotės, visos metodikos individualizuojamos ir atsižvelgiamos į sportininko sportavimo rūšį, pobūdį, ten visos apkrovos ir panašiai. Vienas, mano manimu, svarbiausių dalykų yra protinga, atvira apklausa. Ne visi sportininkai atsiveria, ypač komandinėse sporto šakose, jeigu neturi artimo ryšio, pirmą kartą ateina, tai būna užsidarę, neduoda tos informacijos, užtai labai svarbu susirinkti informaciją apie buvusias traumas, apie pažeidimus, mikroįplyšimus, patempimus raiščių, randus apžiūrėti, kokios buvo operacijos, įsiklausti, nes kiekvienas tas rizikos faktorius, kuris buvo įvykęs prieš tai pakartotinai traumai, turi didžiulę įtaką. Ir gera apklausa lemia tikrai teisingos diagnozės ir teisingos profilaktinės tos programos sudarimą. Tai
apžiūrų ir fizinio ištyrimo metu vertiname eiseną, stovėseną, judesių amplitudės, raumenų jėgą, koordinaciją, įvairios specifinės anatominės ryties dalykai, kur tikrai, jeigu turi patirtį, nemažai laiko esi daręs tos testus, tai atvirai matai žmogų, kaip jisai atrodo, kur kažkokie pažeidimai, žiūri proporcijas, raumenų disbalansą ir taip toliau. Tai pagrindiniai diagnostiniai testai, kurie atliekami kiekvienam žmogui, atėjusiam pasitikrinti sveikatą, tas manualinis ištyrimas vadinamas, jį dažniausiai atlieka kineziterapeutai, jeigu neturi nusiskundimo, prieš kiekvieną tyrimą pasižiūrima ir peties sąnariai, vientisumas, stabilumas, amplitudės visos, nugara ištyrinėjama, įsivertinimai visokie neurodinaminiai testai, klubai, išorinės vidinės rotacijos, tam tikri specifiniai testai, kelio sąnarys ypatingai labiausiai kaip sakau, analizuotas mūsų, tai ir tinimus, krepitacijas, hipermobilumą, pažiūrė, ar neturi hiperlaksiteto, vėl tada ta profilaktinė programa yra visai kitokia, nes daugybė sportininkų turi tą įgimtą hiperlaksitetą. Pagal pasaulinį registrą apie 20% pasaulyje profesionaliai sportuojančių sportininkų turi įgimtą hiperlaksitetą, kuris tikrai padidina traumų riziką. Taip pat visi raiščiai, tiek ir kelio sąnario raiščiai, medialiniai, kolateraliniai, kryžminiai yra tam tikri išvardinti testai, kuriuos visiems elementaria tvarka darom, tiek čiurnas ir pėdas, ir vertinam, viską sumuojam ir tada darom galutinius rezultatus. Taip pat atliekama plati biocheminė kraujo analizė. Mes buvom įvedę taisyklę sportininkam, krepšininkams, kurio dirbau, tai tirdavom ir sezono metu, prieš pat stovyklą, kad žinotume, ką daryti, kiek prisotinti, jeigu trūksta kažkokių mikroelementų, vitaminų po sezono pasibaigus, ten kažko tai perprakaitą ir ar dar kažko, tai kad galėtumėm į stovyklą atvažiuoti maksimaliai paruoštų kūnų ir kuo mažiau kažkokių tai trikdžių būtų ir kuo mažiau reikėtų, kaip sakau, kištis mum ir treneriai galėtų savo darbą dirbti. Tai mitybos pritaikymas, aišku, kiekvienas žmogus yra individualybė ir vienas to nemėgsta, kitas to, jeigu yra galimybė sudaryti pagal jos mėgstamus produktus, žinant jų individualiai grafiką, kada jie startuos, kada bus varžybos, kada finaliniai etapai, kad tas pats pikas visko būtų finalinėme etape. Tai visi šitie dalykai sumuojasi, tiek mityba, tiek papildai, tiek jeigu yra būtinybė vaistų naudojimai, visų įvairių krūvių individualizavimas. Aišku, čia jau ne gydytojo yra krūvių individualizavimas aspektas, bet tu tariesi su treneriais, tau duoda grafikus, treniruočių pobūdžius, tu žinai, kokie bus aspektai ir taip toliau. Ir mes atkreipiame tai ir stengiamės individualiai pritaikyti. Čia yra biocheminė kraujo analizė, elementarūs tyrimukai, kuriuos visi taiko, daro, didumai, tik tai kaip naujovė įdėjom pagrindinių 14 narkotikų testas. Kiekviena vaistinė turi šlapimo tyrimo, keli euriukai, 5, ten 3 euriukai kainuoja, bendrą šlapimo tyrimą darant, niekam nesakom, pasidarom šitą dalyką. Pabrėšiu, ne kartą esam radę įvairiausių medžiagų, kur aptikus antidopingui, kaip sakau, sportininkai irgi žmonės kartais nuklysta, kartais kažką užvartoja, parūko žolės ar dar kažko ir tu randi tą dalyką. Tai vat, kad nebūtų tokie, kai sakau, netikėtumai, tai mes pasidarom, pabandom išplauti organizmus, jeigu yra galimybės, ten kažkokiam terminui atidedam kažką, tai kad tikrai nebūtų kažkokių netikėtumų, diskvalifikacijų ir taip toliau. Tai apsidraudimui visada paskutiniu metu šitos dalykus padarydavau ir ramiai gyvendavom tada. Asmeniškai turiu nusipirkęs mobilų biocheminį analizatorių, kurį vežiojosi didumas finalinių etapų, kad jeigu nusividuriuoja, nusivėmė, nusidehidratuoja, po didelių krūvių sportininkai reikia staigiai atstatyti, intraveninių dalykų, kaip žinot, VADA draudžia naudoti be tam tikrų indikacijų, tai va šitas aparatas ir jo atsakymas per 12 minučių yra rimta
indikacija, kaip sakau, oficialiai sulašinti lašalinę ir taip toliau. Jas irgi su savim vežiojamės ir esant reikalui tikrai naudojam, užregistruojam ADOS puslapį, kad nekiltų kažkokių nesusipratimų. Vienas iš pagrindinių raumenų testavimo įrenginių yra Biodex System Pro 4, kuris, kai sakau, yra pasaulinis standartas, visi turbūt žinot, traumų prevencijai ir kaip sakau, gydymui, reabilitacinės protokolo sustatymui, tai yra tikrai pats patikimiausias, saugiausias pasaulinių standartų 40 metų laikomas tyrimas, kuris tikrai nustato raumenų disbalansus, proporcijas, jėgą, siekia normą, nesiekia, gali daryti, negali daryti tam tikrus pratimus ir taip toliau, kokia yra rizikos grupė ir pagal tai mes optimizuojam pasiruošimą, duodam pastabas, dažniausiai atvykus sezono metu darom tą, kad sezono metu galėtų pastiprinti, nes, kai žinote, tos stovyklos būna tikrai neilgos, tai individualiuose sportuose, asmeniškose kitose, kitaip komandiniuose sportuose turi būti pasiruošęs jau atvažiavęs į stovyklą ir turėti jau gerą kūną, gerą proporciją ir taip toliau. Tai šitas tyrimas tikrai įveda aiškumo daugiau, objektyviai apčiuopiamo, kur parodai ir jis yra neginčiamas, kai sakau. Kiti tyrimai pagal reikalą, aišku, visiems darome širdies echokardiografijos, krūvio mėginiai, vadų maksas skaičiuojamas, pagal reikalą visi kiti tyrimai, kokių tik tai turim nusiskundimų, tikrai suorganizuojam, nėra jokių problemų atlikti, turim praktiškai Lietuvoje viską, tikrai prieinamumas yra geras, tik aišku, ir visur yra planavimas, visur dėlioji grafikus, nėra atsitiktinumų, įvykus kažkokiam vienam sportininkui ar dviem, ten kažkokį skubų patikrinimą gali greičiau padaryti, komandas jau, kai sakau, planuojam, kad neįvyktų kažkokių neaiškių dalykų, kad nereikėtų laukti ilgiau, jie vis tiek nori per vieną dieną viską praeiti, tai šitie dalykai derinami ir esant nusiskundimam tikrai specialistai visi konsultuoja. Taip pat vežiojadavausi irgi visas varžybas echoskopą portatyvinį, turiu asmeniškai nusipirkęs, kur tikrai skubių ūmių traumų metu padeda priimti sprendimus. Ar gali startuoti, ar gali nestartuoti, ar yra kažkokių lūžių, čiurnos, ar tik patempimai, ir gali stipriau suteipavus, biškį anesteziją, kokią vietinę blokadą padaręs, leis sportuoti. Aišku, sportininkui išaiškinus pasiekmes būdavo daug niuansų, tai va šitie aparatai mus gelbėja tam tikrais momentais. Aišku, tas ištyrimas stacionariu aparatus yra daug kokybiškesnis, daug dalykų, kaip sakau, kokybė visai kitokia ir matymai kitokie. Tai visiems absoliučiai be išimties prieš sezonus, prieš stovyklas, prieš maksimalius startus, tai patikrinam tiek ir kardiologiškai, tiek ir kažkurias vietas reikalingas, tai turim tikrai bazę visą, kur darom. Ir kaip minėjau, genetiniai tyrimai tai viena iš naujovių, kur tikrai mums padeda nustatyti visas įgimtas savybės, kurios galima papildomai ištreniruoti, kurios nebeįsitreniruos. Iš tikrųjų yra labai tikslus tyrimas. Daug teko bendrauti su Miuncheno Bayerno futbolo komandos vyrgydytojų, kurių akademijoje kiekvienais metais nori treniruotis nuo 6 iki 8 metų amžiaus apie 50 000 vaikų. Jie atlikdami šitą tyrimą iš 50 000 atsirenka 300. Dar atlikdami tam tikrus funkcinius tyrimus lieka tik tai apie 100 vaikų, 150 iš 50 000. Tai įsivaizduokit, kokia yra apimtis tyrimo ir kokia naudojimas, aišku, kainos ten kitokios. Pas mus surinkus tam tikras grupės, tos kainos yra tikrai labai geros, tikrai rodo greičio, staigumo savybės, genetiškai nulemtos rizikos visas susirgti tam tikrom ligom, diabetam, raiščių, traumom pakartotinom ir tikrai yra labai tikslus tyrimas, kuris tekę keli žmonės lietuvius tirti tiek Šveicarijoje, tiek Miunchene, tiek Lietuvoje, gaunami identiški atsakymai, todėl nėra jokio tikslo važiuoti į užsienį, mokėti didžiulius pinigus, yra duomenų bankas, saugoma šaldytuvuose užšaldyta medžiaga,
tai yra kraujas pracentrifuguotas, kuris atsiradus naujiem reagentam, naujom formulėm, naujiem genam, ištyrimam, visokiem potipiam, tai jis yra iš naujo papildomas, yra informacija kaupiama, iš tikrųjų Valentina Genevičienė iš tikrųjų atlieka tikrai unikalų darbą, tik pas mus dar jisai nėra įvertintas, bet iš tikrųjų tai didžiulė informacija jauniem tik pradedantiems sportinę karjerą ir aš pats asmeniškai savo visus laikus tyriau ir matant čiupinėjant eigoje juos, tie tyrimai parodė, kas gali būti, kas negali būti, nuo pat pirmų 10 metų mačiau, kokie jie bus, žinojau, kokie jie bus ir atitiko 100% tą, ką gavau atsakymą. Tai iš tikrųjų yra tikrai labai unikalūs tyrimai. Taip pat labai didelį dėmesį skiriam maisto specialistam. Turim papildistą dabar čia, kuris užsiema tikrai tik su profesionaliais sportininkais pagrindė ir tikrai gilinasi. Plaukimo federacija pirma, kuri iš tikrųjų pradėjo prieš 3 metus labai glaudžiai bendradarbiauti, sustatinėjo mitybos programą, sustatinėjo pagal ciklus, pagal treniruočių pobūdį visus mitybinius dalykus, papildus, iš tikrųjų pasiteisinantis dalykas, nėra brangus ir, kaip sakau, tikrai finaliniam etapą, kad tu turėtum tą piką iš kiekvieno dalyko, gal ir nedaug tų procentų dadeda, 2, 3, 5, mes nežinom, bet išvengia visokių raumenų spazmų, mėšlungių, išvengti raumenų masės kritimų ar ten svorio augimo, iš tikrųjų sudėliojus visus tos dalykus, maisto papildų specialistai ir farmakologai tikrai sudėlioja tą optimalų variantą, kurie individualizuojami yra ir tikrai turime labai neblogus rezultatus. Tai kaip ir minėjau, pagal mikrociklus, krūvius, kada reikia tą sekinti, kada reikia didinti energiją, tariesi su treneriai duoda mums datas, kada kokios treniruotės bus, ką mes ten veiksim, kam reikia priaugti svorio, kam numest, kam stiprinti deguonies įsisavinimą, kraujagyslių darbą ir kad energijos pikas vis tiek būtų tas finalinis etapas, kada reikės startuoti, kada reikės siekti rezultatų, medalių ir taip toliau. Tai aš asmeniškai vežiodavausi mikserius, 2-3 mikserius per sezoną sudegindavau, buvom įsijautę, energingi, daug optimizmo turėjom ir buvo labai noro daug įrodyti kažką, tai formulės braižydom, domėdomės, atrodydavo taip, namuose dėžės, pasiruošimai kiekvienam žaidėjui individualiai, veždavomės, maišydom kokteilius, ne taip, kad standartinius, kažko tai įpili, izodrinko ir duodi gert, maišydom kiekvieną medžiagą. Vieno riebalų masės kūdas nėra, kitam reikdamės lėsesnį kokteilį, kad tik mikroelementų užtektų, tai individualizuodavom tikrai, kad nebūtų jokių dalykų. Tai buvom įvedę tokią tvarką, su treneriais sutarę, nieks neprieštaravo, kad pirmuose visuose mikrocikluose papildomos 15 minučių būtų individualizacijai. Visada žinodavom treniruočių tikslus, taktinius, techninius, fizinius, psichologinius aspektus, aptardavom kasdieną beveik, nes tokia būdavo pas mus ir tradicija ir įtraukdom į treniruotės pilnai dalyvauti kinezus, masažistus, aišku, kai jų nėra, biški sunkiau treneriui tą valdyti procesą, bet irgi viskas įmanoma, plus pas mus būdavo viskas filmuojama, kad nekiltų problemų, kad nekiltų klausimų, kodėl tą ar aną dar naudoju ir iš tikrųjų rezultatai pasiteisino. Čia kaip pavyzdį visada įmetu, kad būdavom sudarę tokią praktika, pirmas 20 minučių, po 5 minutės 4 grupės būdavo pas mus sustiprinti, 4 stotelės, daugiausia pasiskirsto tie, kas turi tam tikrų vietų bėdų, vienam nugarą, vienam klubai, vienam keliai, kitam čiurno, tai duodavom tos visas, užaktyvindavom grupės, sustabilizuodavom ir tik po to, kai praeidavom visas stoteles, tada bendras fizinio rengimo treneris jau atlikdavo dinaminę tą apšilimą vadinamą, kad judesių paruošimą intensyviam darbui sukeldavo pulsą, ir jau rengimo treneris pagal žinodama darbą, savo darbo pobūdį, treniruotės pobūdį, tokio lygio pasiekdavo apšilimą, kokio reikėdavo treniruotėje. Bet prieš tai jau būdavo probleminės vietos sušildydamos. Taip mums leido eilę metų išvengti tikrai didesnių traumų. Aišku, kontaktų būdavo, kontaktinis sportas, tu jų negali visiškai išvengti, bet tikrai sumažinom 14 kartų net ten tų minimalių traumelių. Aišku, po treniruotės viskas vykdavo individualus darbas su žaidėjais, 15 minučių, vakare jau būdavo procedūros, jau gydomieji procesai, kurie, aišku, tos lėtinės ligos vis tiek kažką tai vargina. Tai iš tikrųjų įdėdavom daug darbo, įdėdavom visus duomenis, turim surinkę, pranešimų daug padarę ir turim tuos rezultatus akivaizdžius. Traumų prevencija tokia, kokius testus darydavom pagrindė, tai yra
function movement screenas vadinamas. Tai kas čia per dalykas? Klausimas, kas čia apskritai yra. Aišku, dauguma žinot, kas tai yra. Tai fundamentalių bazinių judesių vertinimo platforma, kai aš sakau. Tai jie padeda įsiaiškinti asimetrijas, disfunkcijas, padeda išvengti tam tikras traumas ir yra įrodyta mokslu ir tyrimai įrodė, kad nekontaktinės traumos tikimybė sumažėja ar padidėja taikant šitą dalyką iki 3,5 karto. Tai Greikukas daktaras sukūrė judesio analizės sistemą, standartizavo ją ir tikrai pasaulyje nuo NBA komandų iki individualių lengvaatlečių, boksininkų visi taiko ją ir tikrai pasaulyje yra viena labiausiai paplitusių. Tikrai žinot, kaip jinai atrodo, nieko sudėtingo nėra, 7 funkciniai judesiai, pritupimai, perlipimas per kartį, įtupstas pečių mobilumas, tiesios kojos pakelimas, atsispaudimas, rotacinis stabilumas. 7 baziniai judesiai, kurie mūsų tą pagrindinis biomechanikos judesiukus įvertina, balų sistema. Yra paprastas dalykas tikrai ir labai nesunku kiekvienam treneriui kinezui porą kartų padarius jį taikyti pastoviai 2, 3, 4 kartus metuose. Užima tikrai vieno žaidėjo ištestavimas 15-20 minučių, kai gundi, vertini balų sistema, yra vertinimo protokolai, čia neįsiplėsim. Testai po 3 kartus, kartojami vertinami tik geriausi rezultatai, pilnai atliktas judesys, neatlinktas, palengvintas, iš vis negali, su skausmu atlieka ir taip sumuoji balai, gauni sumuojamus balus ir randi vietas, kuriomis reikia padirbti. Tada stengiasi išmokinti taisyklingą judesio stereotipą, atstatyti mobilumą, išmobilizuoti, padidinti amplitudės, jeigu trūksta atlikti judesio amplitudžių ar jėgų tam tikrų, tai statinį stabilumą, dinaminį stabilumą ir visi specifiniai pratimai pagal veiklą stengiasi standartizuoti. Aišku, kažkokių traumų turėjo, operacijų būna profesionalų sportininkai, nes be traumų nesumatęs tikrai nei vieno, turbūt, kad visiškai neturėtų traumų, tai šitos dalykus irgi vertinama, bet kiek įmanoma stengiamės individualizuoti ir kinezas sustato tą tokį, kaip sakau, kiekvienai dienai bazinių pratimų visumą, kur turi prieš kiekvieną treniruotę, varžybas pasidaryti, nenuvarginant raumens, bet maksimaliai jį apšildant, kad išvengt didesnių traumavimų. Von Le Hop testai, tai šuolių viena koja testai, kur tikrai irgi visi žino, daugybė taikot juos, tai ir šuolis viena koja, šuolis ištrižai, 3 šuolių atstumas, šuoliai laikui. Yra tam tikros formulės, vertinamai suvedami duomenys ir gaunami tam tikri rezultatai, ypatingai po operacijų, kelių, čiurnų operacijų, tu jauti, matai, kaip sportininkas atsigavo, koks pasitikėjimas jo yra, kiek jie ten gali atlikti tam tikro judesio, kur dar yra baimės, kur dar reikia padirbti, tai visi tie testai sumuojami ir dedami į visumą ir tada gauni galutinę išvadą. Taip pat yra viršutinių apatinių galūnių dinaminio stabilumo testai atliekami, apatinių galūnių statinio stabilumo testai, balansiniai visi vadinami, manualiniai testavimai, tikrai vertinama visos sistemos amplitudės, ne tik tai kompiuterizuota ir goniometrus pasinė, ir šakies parašom ir taip toliau. Taip pat nužengimo nuo pakilos maksimalaus šuolio testas, kur vertinamos tikrai ir amplitudės, ir dubens matot rotacija kitokia yra, ir kelio suvedimai, iškrypimai, valgusai, varusai, būna įvairių variacijų, filmuojamos su 3D kameras ir paprasčiausiai įvedami tam tikrus parametrus, gauni tam tikrus judesių, akim matymus ir vertini žmogaus, ypač po operacijų, kaip sakau, arba tam tikro pasirengimo metu, matai, į kurią pusę krypsta, kurie pusė galimai gali būti gerokai silpnesnė, kartoji, jeigu yra didelis disbalansas po kažkiek laiko, kad pasitikslint, ar tikrai nesuklydai, nes jeigu matai tą didelį nuokrypį, ten, kad nesuklyst ir tada stengiasi kiek įmanoma kineziterapeutų pagalba ir fizinio rengimo trenerių atstatyti normalią būseną. Taip pat vertinimas psichologinis klausimynas pateikiamas, jį darom uždarai, koduojam, nenorim, kad, kaip sakau, viešai žinotų visi tuos dalykus, neetiškai yra ir optimizuojama, kad treneris žaidėjas gydytojas treneris, kad nebūtų kaltų, kaip sakau, nes vieną turim
sportininką pušint, rėkt ant jo, kad jisai pasiektų tam tikrą rezultatą, kiti jautresni parėksi, užsidaro, krenta tie rezultatai, tu turi tą prieimą rast. Tai paskutiniais metais tikrai buvom taikomi šitie testai, daromos lentelės, iš paprasto klausimino elementaraus gaudavom kažkokį tai atsakymą, kurį tikrai naudodavom ir panašiai. Kokios dažniausios sportinės traumos Lietuvos sporto traumų sektorėje? Nėra tokio tikslaus registro. Yra pagrindinės 5-6 ligoninės, kurios man kiekvienais metais 2 kart metuose atsiunčia savo registrą, kokį jie turi, tai oficialiai kiek atvyko, kiek traumavosi, kiek stacionarizavo, kiek kokios patologijos išoperavo ir panašiai. Tai traumos yra įspūdingos. Pateiksiu vieną sekančią skaidrę su Amerikoje esančių tokių Medbuko registrų, kur toks įdomus skaičius per metus virš 500 000 hospitalizacijų ir 70 visų traumų yra sportinės. Tai įsivaizduokit, koks kiekis. Lietuvoje nenoriu tikėti, kad yra kitaip, gal biški šiek tiek jis būtų mažesnis, nes mažiau gal sportuojančių, nors abejočiau irgi, kiek ten tų sportuojančių mažiau ar daugiau yra kurioje šalyje, bet iš tikrųjų tie skaičiai yra įspūdingi, kad visų traumų yra 70% sportinės, tai rodo, kad ta profilaktika, pasirengimas mūsų sportuojančių, čia nekalbu aš apie profesionalų skaičių, čia yra apskritai visų žmonių. Diduma ten profesionalai sudaro kelis tik procentus, o čia žmonės apskritai nepasirengę eina sportuoti, plyšta achilai, plyšta dar kažkas, yra daug niuansų ir iš tikrųjų norisi, kad tie skaičiai būtų gerokai mažesni. Kas dažniausiai pasitaiko? Čiurnų traumos, kelio sąnario traumos, sausgyslių pažeidimai, kremzlės pažeidimai, kaulų lūžiai. Dažniausiai yra meniskai. Meniskų plyšimai, vis dėlto kelio sąnario yra didžiausias sąnarys, atraminė funkcija, dirba visų judesių metu, visų kontaktinių pėdos judesių metu, kada statinė apkrova, užtat gal daugiausia sugeria krūvio ir dažniausiai yra pažeidžiami. Toliau, kokie tie pažeidimai yra, tai žinot iš anatominių dalykų, kad meniskas iki 70% viso kelio sąnariaus paviršiaus pažeidžia ir negalima jo šalinti, kai daug žmonių sako, operuoja meniską, man pašalino. Niekada beveik nešalina jau daugybę metų, čia senais laikais labai šalindavo, dabar rezekuoja minimalią dalį iki stabilaus krašto. Ir be išimties aukščiausios lygios chirurgai, kurie atlieka tas operacijas, beveik visais atvejais stengiasi susiūti meniską. Aišku, vyresniam žmogui tą padaryti sunkiau, nes yra apmirus kraujotaka, rezultato nebus, bet jeigu nors kokia kraujotakos užuomazga yra, geriau dalį jo susiūti ir kad po tam tikrų krūvių žmogus šiek tiek jaustų kažkokį nepatogumą, skausmą, kartais netgi ir patinimą, negu tu jį pašalinsi, nes pašalinus meniską tą dalį, kad ir iki stabilaus krašto, automatiškai keičiasi biomechanika, jėgos svertai tikrai nebus tokie, kokie buvo pradžioj ir mes tikrai nesugebėsim išsaugoti nuo artrozių, nuo kremzlių pakitimų, nuo artrozių vystymus ir panašiai. Yra 5 tipų plyšimai: vertikalus išilginis, įstrižinis, degeneracinis, skersinis ir horizontalus. Tai elementarūs dalykai, čia kaip baziniai, kad suprast, kokie jie būna tie plyšimai. Taip pat kokie būna simptomai ir diagnozė, kaip nustatoma. Tai plyšus meniskui dažniausiai atsiranda kelio sąnario patinimas, staigus skausmas, skauda sąnarinius tarpus, priklausomai nuo kurios pusės meniskas plyšo, ar išorinis, ar vidinis. Tai kelio sąnario sąnariniuose tarpuose dažniausiai atsiranda skausmas, kartais gali mechaniškai užstrigti sąnarys, negalit tam tikrų laipsnių ištiestų, lenkoja, susiblokuoja tam tikroje padėtyje, tai jau čia su dislokacija meniskiukai būna plyšę, tada būna taip ir padidėja atliekant sukamuosius kelio sąnario judesius, kada pėda fiksuota ir vidinė rotaciją dažniausiai darai ir stiprėja vidinė ir išorinis tarpas. Yra specialūs testai, McMurray provokacinis testas, dar ten daugybė testų, kuriuos jau specialistai atliks, jums nereikia apie tai galvoti ir ar kineziterapeutas įgūdęs, ar gydytojas padarys tai, bet vienintelis dalykas, nereikia improvizuoti. Jokių echoskopijų, mano nuomonė čia asmeninė, iš karto siūs profesionalų sportininkai magnetinį rezonansą. Įvyko, pokštelėjo, simptomatika apčiuopus yra tokia, kad panašu, kad kažkas nuplyšo, ar medialinis raištis, ar meniskas, ar kažkas daugiau, įtariam kažkokį pažeidimą, nusiųskite tą, nepadarysit klaidos, nepakenksit daugiau sportininkų ir apsidrausit visi. Socialiai draustiem visiems tie magnetai yra nemokami, šiuo metu pristatyta tiek magnetų, kad ten iki savaitės eilė nedaugiau, tikrai
tikrai visi patenka ir sportininkam visiems mes turim tenai žalią šviesą be eilės, olimpiniam išvis ten turi olimpinis pasirašęs, Ofidėja siunčia be eilių, tai tikrai reikia siūsti ir nieko nelaukti. Siuntimuką gaunat iš pažįstamo ar iš kokio gydytojo, traumatologo ar reabilitologo ir siunčiat be eilių ir visi ramiai gyvenam, žinom, kas atsitiko ir nereikia improvizuoti, kad ten buvo, nebuvo, nepanašu, nėra, nes kartais skausmo slengsnis pas visus nevienodas, vienam ten uodas įkanda, atrodo, kad snaiperis pašovė, kitas su sulūžusia pėda žaidžia ir nemato jokio problemos. Tai va, kad neįvyktų taip, kad sulūžo kažkas ir žaidžia, paskui atsidalino kremzlės, osteonekrozė pradėjo vystytis ir žmogui, sorry, baigiai karjerą, nebereikalingas, operuokis, gal šlubuosi, gal nešlubuosi, gal kažkada protezuosi. Kad nebūtų tokių dalykų, be išimties stengiuosi siūsti visus sportuojančius ir nesportuojančius, kai sakau, apsidraudi, mažiau klaidų tada padarai, nes ir mes visi klystam, padarom tų klaidų ir to neišvengsim, jeigu daug tų pacientų turėsim. Tai priekiniai kryžminiai raiščiai viena dažniausių skaudžiausių traumų. Iš tikrųjų, nacionalinė sporto agentūra yra prevencijos programas stipres parengusi su ESKA organizacija ir tikrai pasižiūrėkite, mūsų puslapį yra tikrai ir video filmukai, ir plakatai pagaminti, ką reikia daryti, atrodo žaidimo pobūdžio pratimai, visų amžių grupės gali taikyti, bet rezultatai yra unikalūs, įrodyti mokslu ir tikrai Aurelijus, čia profesorius Gudas ir mūsų tie darbuotojai parengė tikrai tokias programas, kur tikrai verta treneriam pamatyti, reikia sužinoti ir tikrai savo darbe gali tikrai pritaikyti. Kryžminiai raiščiai, kai žinote, 30 kart dažniau negu užpakaliniai pažeidžiami, labai dažna trauma ir tikrai visi apie jo žinom, ilgam iškrenta sportininkas iki metų, pusantrų, kartais labai retais atvejais anksčiau, kada grįžta profesionaliai sportuoti ir dažniausiai įvyksta sportuojant, tačiau tik 30% traumų yra kontaktinės. Pagrindinis dalykas visos literatūros rodo, kad kryžminio raiščio traumos pagrindinis dalykas yra hamstringų užpakalinės raumenų šlaunies grupės raumenų silpnumas lyginant su keturgalviu. Dominuoja keturgalvis, tu dedi į priekį judesį, į šoną atlieki vidinę rotaciją ir keturgalvis raumuo tada susiaktyvuoja, uždominuoja ir nesugeba dvigalvis stabilizuoti kelio, nėra propriocepcijos geros ir išplyšta. Užtat, kai minėjau, biodeksas tyrimas atsako į daug klausimų. Aišku, kitų testų yra pilna ir reikėtų atkreipti tai dėmesį, prasitestuoti, bet biodeksų bent vieną kartą metuose pasižiūrėti, kaip tas sportininkas atrodo, jeigu dideli disbalansai, net ir po 3-4 mėnesių darbo štanginėse su treneriu, kad nesulėtint, ten voluotis reikia, yra specialios metodikos, treneriai jūs tai daug geriau žinot už mus, mes tik tai galim patarti, o jūs jau pasidarysit, kad pagal kiekvieną individualią sporto šaką nesulėtint, nesumažint efektyvumo ir panašiai. Kokia yra simptomatika, tai dažniausiai plyšus kryžminiui ištinsta keliukas, įsilieja kraujukas, nutrūksta inervacija, nutrūksta kraujotaka, kryžminis raištis ateina dažniausiai pacientai ten po savaitės, po kiek sako, man nieko neskauda, nieko aš nejaučiu, tai aišku, kaip tu jausi, nes nervas nutrūkęs, inervacija nutrūkus, kraujotaka išpunktavo, jeigu kas pirmą parą sausas kelias pašaldė ir atrodo viskas gerai, bet padarius tą minėtą testavimą, stalčiaus testą, Lachmano testą, gauni teigiamus rezultatus, siunti magnetų ir randi plyšusį, jau jis be šito raiščio nesportuos ir mes tikrai siunčiam operaciniam gydymui, nes nėra kitos galimybės pasveikti. Kaip minėjau, pagrindiniai 3 testai, jeigu ranka tyrinėja, mes turime dabar genurobą, kuris įstačius, nereikia čia žiūrėti, nes kartais būna galingi raumenis, sunku apimti stambų žmogus, tai genurobą įstačius, laksimetrijos tyrimas, kur pasako paslinkimą milimetrais, veikiami 100, 200, 300 Newtonų jėga į kelio sąnarį, blauzdo šlaunikolio pasislinkimo kampus išmatuojam ir panašiai. Tai, kaip minėjau, ilgas iškritimas, iki 12 mėnesių daugiau ir tikrai nėra malonus niekam tas dalykas. Šuolininko kelias, tai yra keturgalvio raumens sausgyslės tendinopatija, nuo fizinio krūvio, nuo netaisyklingos biomechanikos, nuo treniruočių metodikos, nuo dangos pasikeitimo, nuo
šlaunies raumenyno silpno, nuo netinkamos avalynės, daug yra niuansų, daug žaidėjų, daug šokėjų. Esu savo praktikui turėjęs, kurie baigė sportinę karjerą nuo ilgų užsitęsančių skausmų, kuriem ir leidom plazmas, ir stiprinom raumenis, ir ko tik nedarėm, ir operavom, ir uždegiminius kūnus šalinom aplinkui, ir nesusitvarkę esam su keletą žmonių, kur tikrai viską darai, turi netaisyklingą biomechaniką ir nieko tu negali padėti. Ir užburtas dalykas, gan rimta trauma, skausminga, ir tikrai reikia pirmais simptomais atsiradus atkreipdėmėsi, daug profilaktikos yra, pakalbėsim sekančią, gal daugiau paskaitą apie šitą, bet yra tikrai daugybė būdų, kaip pagelbėti tik atsiradus pirmiem dalykai. Tai skausmas būna dažniausiai žemiau girnelės, apatinėme poliuje prie blauzdikolio šiurkštumos, kur tvirtinasi, ūmiai atliekant šuoliuką, atsispyrimą, pritūpimą, ir rizikos veiksniai yra šuoliai visi, staigūs startai, atsispyrimai, kaip sakiau, blauzdos raumenų sutrumpėjimas, sąnario mobilumo trūkimas, girnelė įkalta, tokia kaip būna angliškas terminas, stiff, stovi savo vietoje ir ją sunku judinti, tai mobilizacijos trūkumas, daug dalykų, kurie padeda išvengti to, tai yra atpalaiduoti raumenius ir padidinti sąnarių mobilumą, tai pagrindinės priemonės, paskui aišku mažinti paslankumą raiščio, jeigu yra didelis skausmas ir panašiai. Girnelės nestabilumas ir dislokacija irgi labai dažna trauma, ypač kas turi hiperlaksitetą įgimtą, kaip minėjau, apie 20% pasaulio sportininkų, tai įvairios dislokacijos būna, nedidelė subluxacija, dislokacija su MPFL, tai šoninio girnelės raiščio plyšimu, ir daugybė kitų dalykų, dažniausia būna dėl musculius vastus medialis silpnumo, vidurinio keturgalvio raumens, kuris nesugeba stabilizuoti, vagą įstatyti, taip pat būna dėl seklios vagos, dėl apskritai viso šerdinio raumenyno silpnumo, kuris laiko stabilizuoja girnelę, kelio sąnarį, ištampyti raiščiai būna ir panašiai, daugybė priežasčių gali būti. Taip pat sportininkų sąnario kremzlės sužalojimai. Visi žinom, kad visų sąnarių paviršius dengia kelinė kremzlė, kuri užtikrina amortizaciją, atsparumą, sąnarių amortizaciją, elastingumą, daugybę funkcijų atlieka, ir jeigu pažeidė jos vientisumą nuo tam tikro kontakto, traumos, smūgio, dažniausiai atsiranda skausmas, tinimas, tada centrinė nervų sistema tankdina, trumpina visą raumenyną. Jeigu žmogus neprasitampo, neprasivaluoja prieš miegą, po miego, tai yra didelė tikimybė, kad treniruočių metu, tam tikros spurto, dar kažko metu pažeisi dar daugiau, tada vystosi disekuojantis osteochondritai, vaskulinės nekrozės, apmiršta audiniai, atsisluoksniuoja, laisvakonio atsiranda, ir jau be operacinio gydymo mes neišvengiam. Ta vadinama chondromoliacija, tai lengviausia forma, kai jų 4 laipsniai yra. 1, 2, 3, 4, kada pagal kremzlės storį, pagal gilumą, pagal pažeidimo lygmenį skirstomi jie, ir nesinori, kad jie, kaip sakau, būtų plikas kaulas, nes tada be operacinio gydymo dažniausiai jau negalime esant simptomam didelėm padėti. Tai, kaip minėjau, daromi visokie mikrolūžio operacijos, dabar daugybė operacijų atliekame, sodiname tas 3D membranas, kur atstatai kremzlės vientisumą, bet laikas gydymo ilgas, jeigu po mikrolūžio operacijų ten 2-3 mėnesiai, tu pilnai atsistatai jau beveik, gali sportuoti, startuoti, o jeigu dedi membraną, tai iki metų, iki 14 mėnesių, kol užauga jinai, kol įsivysto, dažniausiai dar būna sinovijos problemų, sinovitai, tinimai visokie, tenka pakartotinai sinoviją pašalinti, dėl tinimų didelių, ten nedideliam procentų, apie 10%, bet, kaip nedideliam, sąlyginai nedideliam, bet iš tikrųjų tai yra sunkios jau pasiekmes, sunkios operacinės pasiekmes ir didelės apimties operacijos. Tai įvairūs, kaip sakiau, simptomai, tai ir skysčio trūkumas gali būti, tai ir strigimas dėl raumenų silpnumo, atsiranda įvairios cistos, beikeriai, traškėjimai, krepitacijos, todėl labai svarbu įvertinti amplitudės, lokalų skausmą, diferencijuoti su kitais pažeidimais. Aišku, ir dažniausia, kaip sakiau, tiksliausia tai padaryti magnetinį rezonansą. Yra tam tikri gydytojai Lietuvoje, kurie net
išmatuoja mūsų sistema pacientą milimetrą tikslumu, gilumą, pločius ir taip toliau. Čia tik tai reikia bendrauti, kalbėti su jais, kad nebūtų kažkokių tai nusistatymų ir prašyti, kad bendro rezultato geresnio siektume. Ūmios čiurnos traumos, tai išorinių raiščių pažeidimai. Vienos dažniausios traumos iš 10 000 gyventojų vienas kasdien patiria. Yra tokia oficialūs statistika pagal traumų oficialų kreipimas. Kiek dar žmonių nesikreipia, mes nežinom. Tai manau, kad yra kokie 5 iš 10 000 kasdien didesnio ar mažesnios apimties pažeidimai. Tai greta čiurnos raiščių patempimų, plyšimų dažniausiai būna visokius avulsiniai smulkus lūžimėliai, kremzlės pažeidžiamos, sausgyslės panyra, į daugybę visokių pakitimų. Dažniausiai pasižeidžiamas yra išorinė pusė dėl anatominių dalykų, dėl raiščio vidinio stiprumo, dėl harti vagos blauzdikaulio, kuri turi didelį stabilumą ir labai sunku į vidinę pusę išnirti. Tai yra daugybė laipsnių, ten matavimų ir taip toliau. Pakalbėsim apie gydymo terminus, apie viską sekančių paskaitų metu. Čia biškį anatomijai primint, kad suprastumėt, kad daugybė raiščių stabilizuoja čiurną. Čia tik kelis parodau, jų yra daugybė ir vienam plyšus nebūtina čia kažką skubėti operuoti. Dažniausiai 2-3 nuplyšta, kartais net ir fizinio pastangų metu, sustiprinus aplinkinius visus audinius, sausgyslės, raiščius, kitus raumenis. Dažniausiai žaidžia sportininkai, bėgioja, startuoja, bet aišku, siekti maksimalių rezultatų individualiuose sportuose būna kartais sunkiau. Daugybė priežasčių, tai dažniausiai nekontaktiniai pažeidimai, kurie staiga keičiant kryptį, paslydus, nikstelė, hiperlaksitetas gaunasi į kitą pusę, trauma į priešingos pusę, staigiai keičiant kryptį, tada plyšta, pasitempia audiniai, arba nusileidus ant kažkokios pakilos, neligumo dangos, ant kito bato, jeigu komandiniam kokiam sporto šakose, krepšinį, kaip tokiam dažniausia būna. Tai yra daugybė priežasčių iš tikrųjų, bet pagrindinės priežastys yra buvusios traumos, kur kažkada vaikystėje patempėjai, padarėjai, sportavai, ėjai iki to aukščiausio lygio ir įgimtas raiščių laisvumas. Tai daugybė yra priežasčių, kur vidiniai raiščiai, kaip minėjau, 10 kartų mažiau dėl tam tikrų anatominių dalykų ir nustatomi, diagnozuojami tiek tuo būdu, tai čiuopiama apčiupos metu, apžiūros metu, matomi patikrinimai, žmogus pirmom dienom neleidžia ten prisilies prie to čiurnos, skauda vieną ar kitą pusę, pagal tai galima spręsti, kuri pusė pasižeidė. Dažniausiai pasižeidus vidiniai pusiai, be išimties reikia atlikti radiologinius tyrimus, nes jau traumos mechanizmas bus didesnė jėga ir tikrai reikia daryti rentgeną, žiūrėti ar avulsinių lūžių ar kažkokių kitokių lūžių neįvyko. Čia vidinės pusės anatomija irgi raiščių daugybė ir visi tikrai žinot ir kažkada mokinotės. Taip pat yra dažnas pažeidimas šokikaulio kremzlė, tai kartu su čiurnos raiščių pažeidimu dažniausiai, kai patiria traumą, blauzdikaulis stipriai spaudžia šokikaulio kremzlę, slysta jau didelės apimties traumos metu, tai ir būna įvairūs kaulų čiulpų edemos, atlūžimai, netgi vaskulinės nekrozės plotai išsivysto, nekreipiant dėmesio, užtat sakau, profesionalus sportininkas gavo traumą, nepagailėkite tą magnetą nusiųst, tikrai socialiai draustiem padarys nemokamai, ar per savaitę, ar per 2 turėsit ramybę, kolumų dalyką apsigydys, vis tiek negalės sportuoti, o per tą laiką iš karto pasidarys tuos dalykus ir bus ramu. Pacientai po tokios traumos taip pat skundžiasi sustingimu. Kažkas kalba. 5 padikaulio proksimalinio galo atskilimas, ne? Čia neradau nuotraukos, dažniausiai va čia, kur surodau su pele įvyksta jisai proksimaliniam gale, čia daugiau stres lūžio, aš parodžiau vietą, bet simptomai panašus, jaučiamas skausmas, tas 5 padikaulių, tai yra dažniausiai lūžtantis stres lūžis, tai yra 5 padikaulis, nuo perkrovos, nuo padukų, vidpadžių, supinatorių nebuvimo, nuo didelės perkrovos, daugiau atsispirinėjant ir dažniausiai tai vyksta, kas bebūtų
nebūtų keista naktį, kada atsipalaiduoja raumenynas ir pokštelį tokiais pajunta staigų skausmą. Labai dažnas dalykas iš tikrųjų, tenka profesionaliems sportininkam, mes nežaidžiam, nelaukiam, nors ir nesam dislokacijos, operuojam, dedam plokšteles ir daug greičiau grįžta į buvusi aktyvumo lygį, o po kažkada per laisvą laiką, kai sakau, kai turi pertraukėlę, pašalinam tas plokštelės, mėnesiukas ir vėl grįžta į maksimalų tą buvusią aktyvumo lygį. Sindesmozės plyšimas tarp blauzdikaulio ir šeivikaulio esančios paslankios jungties. Čia mano čiurna nuotraukose, man irgi yra jinai plyšus, operuota, TIRAUP sistema įdėta. Aš ją atvežiau į Lietuvą, iš tikrųjų nebuvo Lietuvoje prieš daug metų, bet mes šiuo metu yra jau netgi kompensuojama. Man teko susimokėti nemažą sumą, bet nereikia dėti plokštelių, nereikia dėti vinių, nefiksuoti šlaunikaulio su šeivikaulio su blauzdikauliu, kas buvo daroma ir paskui nereikia šalinti intramedulinių vinių visokių, o paslankės sistema fiksuoja, sutraukia ir jinai, kai sakau, sugyja, surandėja ir dingsta tada problemos mažiau ir gali sugyventi visą gyvenimą ir tau jie nemaišo nei tos endosagos nieko. Išorinės vidinės kulkšnės lūžiai, tai irgi dažni dalykai, didelės jėgos traumose, kontakto metu dažnai būna va tokių Džibrilosi, kiek atsimenu, dar mačiau tas rungtynės, kai įvyko irgi kontakto metu, nulūžo tiek šeivikaulis, tiek blauzdikaulis. Lietuvoje futbolininkas toks Lukas Kochanauskas Kaune žaidžiant irgi turėjo panašią traumą, dar tas rungtynės teko matyti ir organizuotą operaciją, tai iš tikrųjų yra tikrai daugybė tų pavyzdžių ir didelės apimties traumos, kurios jau gydymas specifiniai, jum nėra labai aktualu, reikia mokėti suteikti tą pirmą pagalbą, nesistengti judintų galūnių, imobilizuoties, kad ir kokį pagalį turint su bet kuo, suplėšius maikį ar kažką, jeigu neturi teipo ar kažkokio binto, imobilizuoti iš abiejų pusių, kvies greitąją pagalbą, veš į stacionarą, kad nebūtų pažeista kraujotaka, kaip priėmimo skyriuose, jau ten daktarai sutvarkys tos dalykus, kiek įmanoma nuo to pažeidimo. Reta, bet irgi labai sunki trauma yra čiurnos išnirimas, kuris kartu su čiurnos kaulo lūžiais dažniausiai būna visiškais raiščių plyšimais. Trauma dažniausiai patiriama didelės jėgos, keičiant kryptį, fiksuojant kažkur tai ar dar kažkokių didelių apkrovų metu ar nusileidus stipriai. Tai dažniausiai matoma ryški čiurnos deformacija. Tai ir sausgyslių įvairūs panirimai, plyšimai, čia gan matosi aiškiai nuotraukoj. Taip pat dažnas labai yra šlaunies raumenų plyšimas, skiriami 3 laipsniai, kai raumuo patempiamas, tačiau skaidulos neįplyšta, kai raumuo dalinai įplyšta ir trečias, kai raumuo pilnai nuplyšta. Tai maždaug taip atrodo, aišku, čia skersiniai plyšimai parodyti būna vertikalūs plyšimai, tai jie saugesni yra, užtenka suteipuoti kažkiek tas čiurnas, tam tikrų procedūrų, tas gyjimas būna greitesnis. Šitų traumų atvejais įplyšimais jau jos yra pasikartojančios, daug kartų pasikartoja ir jeigu neatliekam iki galo gydymo, negalima forsuoti grįžimo, norint siekti maksimalių rezultatų ir panašiai. Čia magnetinio rezonanso vaizdas, labai aiškiai matosi, plyšimo vietos, prikraujavimai ir taip toliau. Tai negailestinga statistika, 33% visų šitų plyšimų pasikartoja ir dažniausiai hamstringai plyšta staigaus starto metu, be gero apšilimo ir panašiai. Išoriniai visokie faktoriai, tinkino apšilimo nebuvimas, nuovargis, netinkamas pasiruošimas ir vidiniai, tai lankstumo trūkumas, amžinių sąnarių disfunkcija, imobilizacijos, visokios netinkamos reabilitacijos po traumų ir panašiai. Yra daugybė tų faktorių. Anamnezės, aišku, plyšimus galima, aišku, sustabdyti, nuspėti ir taip toliau, tai juos apžiūrint, surenkant anamnezę, pratestuojant, padarius tam tikrus testus, raumens ilgumą, raumens jėgą išmatavus ir tinimus, defektus, guziukus, įsitempimus ir gali uždraust sportuoti, gali juos stipriai suteipuoti, kad neįsitemptų maksimaliai nuo tvirtinimosi vietų raumuo, bet čia jau aišku ir jėgos svertai kiti bus, mažins pajėgumą, mažins rezultatą ir taip toliau, tai užtat geriausia yra įsigydyti, diagnozuoti iki galo, padaryti tam tikras programas, kad nebūtų kažkokių didesnių programų.
Tai, kaip sakiau, anamnezė, rentgenas, ultragarsai, magnetai, apčiopa, daugybė tų tyrimų, kuriuos galima taikyti, gydymų irgi nuo konservatyvaus, kineziterapijos, chirurginio būdo. Čia, aišku, į veiklą surašyti terminai, bet jie yra individualūs nuo plyšimo ilgio, dydžio, pločio, nuo visko. Čia plius minus dienos surašytos, gan ilgos jos, bet tokios jau yra. Kaip minėjau, 5 padikaulio stres lūžis, dar vieną nuotrauką čia tokią radau įdėjau, tai daugybė yra teipavimo technikų, kur tiek šlaunį, tiek kelią, tiek visur vietas gali suteipuoti, girnelę įmobilizuoti, savojo raiščio profilaktikai, po šlaunies plyšimų, kelio sąnario, medialinio raiščio plyšimų ir panašiai. Yra daugybė būdų, daugybė reabilitacijos priemonių. Principai yra visi tie patys. Visada sakiau, kad numeris 1 visose gydymuose, visose reabilitacijose yra kineziterapeutas, kuris yra numeris 1. Jis daugiausia bendrauja su žmogu, jis daugiausia įčiupinėja, daugiausia mato. Tai iš tikrųjų yra žmogus, kuris yra numeris 1. Ne gydytojas, ne treneris, ne dar kažkas, o kineziterapeutas, kuris tikrai atlieka liūto darbą ir mes juos gerbiam ir mylim savo komandą. Jeigu turim aukštos kompetencijos, tai tikrai jie nuima nuo mūsų darbą, mums tik lieka žiūrėti treniruotės, o jie juodo darbą atlieka visi patys ir tikrai numeris 1 visoje reabilitacijoje yra. Toliau visos priemonės tinkamos yra. Tai masažai, fizioterapijos, visokie padukai, pakulnės, jų daugybė yra. Ligonio mokymai, manualinės terapijos, daugybės technikų, psichoterapinės priemonės visokios, reflekso, relaksacijos, teipavimai, hidroterapijos, tai tas sąrašas nesibaigia, tų priemonių daugybė ir visokių portatyvinių. Pas mus taip atrodydavo kambarys reabilitacijos, dirbdavo 2-3 kineziterapeutai, būdavo tikrai kokios 4-5 fizioterapinės lovos, tikrai profilaktiškai darydavom net nesant skausmui įvairių dalykų. Ir kaip sakau, panašiai. CPM tai yra mechanoterapija, kur pasyvių judesių atstatymas po kryžminio raiščio operacijos, po kelio sąnario traumų, uždara grandinė, jį galima taikyti iš karto įvykus traumai, nelaukti kažko, tai jeigu nėra lūžių, plyšę raiščiai ar pademti raiščiai ar po operacijos, taip pat žmogus, jeigu po operacijos imobilizuotas būna tiesia koja, tai uždaroj grandiniai aparato pagalba, kad nesustingtų, kad judesiai laisvesni, pradedam nuo didelių amplitudžių ir taikom daugybę šitų aparatų, esam nupirkę, turim daugybę jų ir vežiojamės visur ir taikome esant įvairiom traumom ir panašiai. Magnetoterapijos, hidroterapijos, biodeksas testavimas, kineziterapeutas, balansai, visokie mobilumo pratimai, propriocepcijos lavinimas, įvairūs teipavimo metodai, achilui, čiurnai, tikrai daugybė metodų, galima būtų ir kokį praktinį seminarą norui esant suorganizuoti, tikrai darom daugybę dalykų, kurių tikrai nesudėtinga padaryti. Ir paskutinė skraidė tokia, tas žmogus, kuris čia dar tik dalis to, kas parašyta yra, tai daugybė operacijų, daugybė traumų ir toliau žaidžia, toliau gyvena, kai sakau, niekad nesiskundė, tai yra toks, kai sakau, atrodo ir fiziškai dirba daug ir tą, bet kontaktai, autoįvykis daug padarė, nervai pažeisti buvo, reakcija su reakciometrais matuota yra sutrikus nuo tam tikrų nervų pažeidimų. Tai mano karjeroje matytas sportininkas, kuris tikrai turėjo daugiausiai traumų. Tai va tiek būtų šiandien tokia įvadinė paskaitėlė. Bandysiu dabar, jeigu turit laiko, dar paskaitysiu klausimukus, pabandysiu atsakyti, ką jūs norit. Pirmą klausimą atsiuntė, nežinau kas, bet skaitysiu, kaip galima numatyti traumą iš anksto, kokie požymiai tai signalizuoja. Tai kaip ir minėjau, yra visas krūva testavimų. Anamnezės surinkimas, skausmas, tinimai visokie, nestabilumo pojūčiai ir krūva testų, kuriuos reikia padaryti, ieškoti disbalansų, ieškoti normų netitikimo, taip galima išvengti ir numatyti traumą iš anksto. Tie visi testai, funkciniai testai, kur mes rodėm, dar kažkokie testai yra dinaminiai visokie, kurie krūva atliekama ir juos susisteminus, kai sakau, galima tikrai išvengti daugybės traumų. Antras klausimas, kaip suteikti pirmą pagalbą teisingai traumų metu, pavyzdžiui, lūžių. Tų traumų yra tūkstančiai, tai labai sunku vienareikšmiškai pasakyti. Pagrindinis dalykas nesistengti judinti pažeistos vietos. Kad nepažeis gretutinių audinių, kad nepažeis kraujotakos, kad nepažeis nervų, tai reikia imobilizuoti.
paprastu įtvaru, ypatingai tai liečia galvos, kaklo traumas, kaklo imobilizaciją, nejudinant, netkeliant su minimaliais pajudinimais, kaip sakiau, suimobilizuoti, kad nedaug dievė nepažeistum esant kažkokiam slaksto kaklelio lūžių ir dar kažkam nepažeistumėm nervų, kad neatsitiktų kažkokių rimtesnių bėdų. Trečias klausimas. Čiurnos sąnario traumos, patempimai, plyšimai. Kaip elgtis pirmas 2-3 paras po čiurnos raiščių patempimų? Tai patempimas nelygus patempimui, jeigu ten tik tai patempimas atlikus rentgeną nerandi jokių avulsinių lūžių, tai nereikia ten jokių gipsavimų, jeigu protingas kabutėse žmogus, pacientas, tai nereikia jos imobilizuoti, jeigu matot, kad hiperaktyvus, kuris nesilaikys režimo, tai įdedami tokie su šoniniais fiksatoriais įtvariukai, užvarstomi, šaldoma ne tik tai 2-3 dienas, bet pirmas 2-3 dienas ypatingai aktyviai mes, jeigu norim sportininką grąžinti staigiai į tą buvusį fizinio aktyvumo lygį, taikom ir šaldymą 5-6 kart 10 kart dienoj ir kontrastinės vonelės pradedam nuo vakaro jau ir karštą šaltą, dedam nakčiai visokius priešuždegiminius pleistrus su minimaliu poteipio pateipavimu, su kompresinės kojinės uždėjimu, kad kuo greičiau grįžtų. Tai ir masažai visokie taikiami, edema įsivaikščioti, švelnus vos priliečiami. Tai yra daugybė tų metodų ir aš asmeniškai nemėgstu labai nuskausminti, nemėgstu priešuždegiminio vaistų skirimo, kad jausti tą skausmą, jausti natūralų tą pojūtį turėti ir kad nesustabdyti natūralių gydymo reakcijų užglušinant su priešuždegiminiu vaistu kažkokiu, tai nebent ten labai žmogui skauda, negali mint, bet tokių labai mažai yra, tai tada kažkiek duodi to priešuždegiminio, dabar yra labai Voltaren Acti 12,5 mg mano mėgstamas vaistukas, pati mažiausia terapinė dozė esanti pasaulyje, kur tikrai duodam jau blogiausiu atveju tą, kuri labai greit suveikia ir dažniausiai antros tabletės neprašo, nors ten suminė suma gali iki 5 tablečių per dieną būti. Tai tokios gairės pagrindinės. Ketvirtas klausimukas, dažniausius traumų sporte, tokių kaip patempimas, stiprumo ir rimtumo vertinimas. Tai čia sunku įvertinti taip, kai labai toks nekonkretus klausimas, tai daromi magnetiniai rezonansai, žiūrimi, koks pažeidimas ir tada nustatai tos laipsnius, tą rimtumą. Jeigu ten yra įplyšimai ar tik patempimai, stabilumas, nestabilumas, reikia čiupinėti gyvai visada, matyti ir radiologinius tyrimus ir tada tik atsakysi, nes taip atsakyti praktiškai neįmanoma į tokį klausimą. Atsistatymas po traumų, 3 žodžiai, nežinau ką pasakyti. Kokių traumų, tai turim tam tikrom traumom tam tikrus algoritmus, tikrai stengiamės juos taikyti, jų laikytis. Turim, jeigu ten kryžminis raištis operuotas, šiuo metu nedarom pakartotinus magnetus, žiūrim raiščio subrendimą, darom genurobą, darom biodeksą, darom funkcinius testus, visus tos HOP testus, kur minėjau, net ir sudėtingesnius, jeigu visi tie rodikliai normalūs, pasitikėjimo žmogui yra, tai grąžinami tą buvusį aktyvumo lygį. Ir lygiai tas pats prie kitų traumų yra tam tikri testai, kur vertina kineziterapeutas, vertina reabilitologas ir jeigu yra aukščiausio meistriškumo sportininkas, duodam net ir operavusiam gydytojui, turim tokį ratuką, kur visus tyrimus metam, turim savo sistemą, kai kineziterapeutas, gydytojas, reabilitologas, gydytojas operavęs mato vienas kito pastabas, vieno kito tuos dalykus, ką mes taikėm jam, po kiekvienos procedūros stengiamės mes surašyti, kas jam buvo daryta, kokie pakitimai, kokie nusiskundimai, kas blogėjo, kas gerėjo, kiek atsikartojo bėdos, tada pagal tai darom išvadas ir grąžinami tą buvusį aktyvumo lygį. 6. Ar didėja sporto traumų galimybė dėl vienakrypčio sporto pasirinkimo? Fektavimas, tenisas, badmintonas labai didėja. Aš pats tenisą 3-4 kart mažiausiai savaitę žaidžiu, tai mano visa kairė pusė, nes kairė rankis yra daug stipresnė, o dešinė pusė gerokai mažesnė ir jeigu nedaryčiau papildomų pratimų, nesimasažuočiau, tai tikrai būtų disbalansas gan aiškus, nes nusirengus žmona yra pasakius, pažiūrėk, koks guzas. Tai raumuo trapecinis vienur toks, kitur toks, daug metų žaidė ir iš tikrųjų traumos tikimybės aišku didesnės, bet profesionalai sportininkai dažniausiai žino tą ir su gumom, su papildomom priemonėm, su visais kitais pagalbininkais, kinezais, treneriais atlieka ir stiprina visas pusės. Nugaros traumos ir prevencija, tai irgi tokia plati tema.
žiūrint, kokio tos traumų daugybė yra. Nuo nedarimo, nuo pilvo nugaros raumenų nestiprinimo atsiranda protruzijos, anuliarinio žiedo plyšimai, raiščių šoninių plyšimai, įsiveržia išvargėlės, kompresijos atsiranda įvairios, tų traumų daugybė yra ir jų profilaktika yra kineziterapija, protinga kineziterapija. Neužtenka padaryti pratimukų prieš treniruotę, kad apšiltum, nes negali nuvarginti, bet turi būti savaitę, 2 geros treniruotės, kad po jų jau nebenorėtum kažkur eiti, o galvotum, kaip čia man dabar iki dušo nueiti, nes turi tikrai būti ta tokia stipri treniruotė, kad pilvo nugaros raumenyną sustiprinti. Darbo su svoriais svarba ir reikšmė vidutinių ir ilgų distancinių bėgikam bei triatlonikam. Čia ne man atsakymas. Aišku, šitą turi atsakyti treneris, kokia reikšmė yra su svoriais darba, bet kokiu atveju reikia su svoriais dirbti, ar tu esi bėgikas, ar trumpų, ar ilgų distancininkų, bet yra metodikos. Reikia po kiekvieno pratimo pravaluoti, esu matęs, esu skaitęs, bet neturiu tikrai patirties, čia sakau iš bendro, ką esu girdėjęs, ką kažkur matęs, kad tikrai šitą sprendžia treneris pagal savo treniruotumą, pagal savo sporto šaką, kurią treniruoja, žino geriau tas metodikas, kas tinka, ko netinka, bet raumens sverto vien vaikščiojant, bėgiojant, tu tikrai nepadidinsi, raumens jėgos nepadidinsi, reikia tikrai tu su svarmenim, su maksimaliais tais svoriais padirbi, bet sakau, yra skirtingos metodikos. Vieniem, kad nepraras greičio, kad neprisiaugint masės, reikia po kiekvieno pratimo prasivaluoti, pradaryti pratempimus, po treniruočių, ten vakarais dar kažką, kitiem kitokią metodiką, ten daugiau pakartojimų daryti, mažiau pakartojimų. Šičia nusprendžia jau treneriai pagal sporto šaką ir tikrai negydytojai. Raumenų spazmai, kaip minėjau, daugybė yra priemonių. Spazmai vyksta tada, kada raumens ilgis yra per trumpas, jie persitempia, trūksta tam tikrų mikroelementų, magnio, dar ten kokių, šitos dalykus eliminavus, tikrai tų spazmų galima išvengti. Tikrai yra biomechaniškai, kurie vyksta dėl raumenų disfunkcijų, dėl ilgio ir taip toliau. Tai aišku, čia jau reikia kineziterapeutui, treneriui matyti, čiupinėtą žmogų ir padaryti taip, kad to nebūtų. Bet jeigu tai yra medicinos, biomechaninių, turiu omeny preparatų trūkumas, magnio, dar kažko, tai yra tikrai šiai dienai tokių preparatų, kurie antikrempai, tai vadinami salkepsai, dabar kitaip pavadinti, magnis, tam tikros formos, kuriai reikia pastoviai duoti ir tikrai galima šitą dalyką pilnai sukontroliuoti. Kai aš buvau rinktinėje, nuo pat mano buvimo metu nebuvo nei vieno raumenų mėšlungio. Nei vieno neįvykę. Mačiau, kad Berlyne, kada žaidė Jonas Valančiūnas nuo didelių jėgų, nuo didelių minučių, visą kūną traukė, kalbėjom su visais ten pažįstamais, kas rinktiniai dirbo, sakė irgi, kad nedaduota buvo vitaminizacijos ir taip toliau, ne visi išgeria laiku, reikia, kaip sakau, kai kuriem, kai mažiem vaikam įdėt, kad prieš treniruotę, po treniruotės tam tikrą tablečių kiekį sugertų, nes tokių krūvių ne visi atlaiko. Toliau, patyrus traumą, kokie būtų svarbiausi gydymo momentai per 24 valandas. Imobilizacija, ledas, nuimti statinį apkrovimą, diagnostika tiksli. Pagrindiniai dalykai ir ta RAIS vadinama taisyklė, kur yra, tai jinai galioja, kad ir kaip atrodytų banaliai, bet jinai gera ir visur pasaulyje dirba. Dažniausiai pasitaikanti trauma sporte, kelio sąnario, PKR, meniskas, kodėl būtent šios? Todėl, kad, kaip sakiau, didžiausias kelio sąnarys yra visam žmogaus organizme, daugiausia krūvio per įeina, daugiausia svertinių jėgų, nes jeigu čiurna klubas, iš dalies jie apkraunami tam tikrų rotacinių, tai kelio sąnarys visą svertą, visą rotaciją, kaip pėda fiksuota, sugeria ir tam tikrų sporto šakų, kur dažnai keičiamos kryptis ir panašiai, tai šitos vietos dažniausiai ir pasižeidžia. Tai dažniausiai tas ir būna, tai labai svarbu, kad būtų raumenynas normoje, kad nedominuotų vien tik keturgalvis ir užpakalinė grupė raumenų hamstringai būtų normos ribose ir jie būtų elastingi, kad propriocepcijai būtų padirbta, stabilumui, ant balansinių plokštumų ir panašiai. Tai iš tikrųjų čia didelis dalykas ir tik tai profilaktikos dėka, kada neskauda, didelio to, kaip sakau, turi monotoniją sukurt savo, pagal savo kūną, pagal savo tyrimus, ištyrimą, ką turi prieš kiekvieną treniruotę pasidaryti, kad kuo mažiau išvengtum tų traumų ir panašiai. Riešo uždegimas, kirkšnies
patempimas. Nu, sunku čia ką nors pasakyti, nes tie riešo uždegimai būna nuo 1000 priežasčių, nuo ankštumo, nuo raiščių patempimų, nuo hiperlaksiteto, nuo sumušimo, nuo buvusio lūžio, nuo kremzlės pažeidimo, nuo visko. Tai čia, tas uždegimas gali būti nuo ko, bet esminis dalykas, aš pats tenisą irgi kaip žaidžiu, tai tenka kartais su profesionalais pažais, poroje mėgėjas profesionalas, tai kai gauni smūgį ten 200 ar 180 greičių ir prie tinklo būdamas išmušdavo raketę, kol nepradėjau dirbti su gumom, su profilaktikai, tada, kada neskaudėjo. Susitvirtini riešą, susitvirtini aplinkinius audinius, padidėja sąnariniai tarpai, sumažėja uždegimas, kontrastinės vanelės, ledas, pašaldymas, visokie ištempimai, apšilimas geras ir tikrai dingo metai, pusantro, gal iš vis nesuturėjęs tų skausmų ir sakau, čia kiekvienam individualiai nuo pažeidimo lygmens priklauso, ką tu turi daryti, kaip daryti, ar ten kažkokias mikroinjekcijas su hialurono, ar dar su kažkuo, tai su blokadą su prieš uždegiminiais, hormoniniais kokiais vaistais daryti. Yra daugybė dalykų, bet irgi magnetą padarė ir tau aišku, ar yra kaulų čiurpo edema, ar kokia ilinė tauga nulūžęs, ar tifici kompleksas įplyšęs, ar kažkoks uždegimas, ten gali vardinti ir vardinti, kaip gydyti, kaip daryti ir to galo nebus. Dar čia buvo kirkšnies patempimas. Toks vienas šlykščiausių ir nemėgstamiausių mano vietų, kur tikrai ten yra sudėtinga ir fizioterapijas daryti, sudėtinga dėl intymumo ir ten ledą dėti, vyram ypatingai, ten prostatitai visokie, tai ypatingai tokia vieta, kur profilaktika reikalinga, pasidarius dubens tiesinę rentgenogramą, žiūri, ar nėra ankštumų, įsitikrini manualiai, ar nėra sumažėjusios ten išorinės rotacijos, atvedimai, suvedimai ir, kaip sakau, stiprinti tuos visus dalykus, aduktorius, abduktorius, sustiprinus rotacijas, išmobilizavus klubo sąnarį, ten tikrai mes išvengiam tų patempimų, jie gyja ilgai, atsikartoja, šlykščiai labai gali juos mobilizuoti, nes dėl intymumo, sakau, labai sunku prieiti, turi labai artimai, kaip sakau, bendrauti su žmogum, nes tokie dalykai, kurie tikrai nėra labai malonus nei gydytojui, nei kinezui, nei sportininkui. Nugaros stuburo traumos, nesaugus pratimai, nugaros peršalimo, patempimo, pavojai, reabilitacijos pratimai. Tai jau sakiau, kad šitų pratimų neišvardinsiu dabar, tos traumos visokios būna, kartais peršali, nežinai nuo ko, yra kurių dopingas netikrina, tai greičiau gali intraveniniam priemonėm, su deksametazonais visokiais numalšinti, eufilinais, yra kokteiliai dabar visokie, kelios klinikos Lietuvoje tikrai stato ir tas sumius skausmus labai staigius numalšina, bet profesionaliam sportininkui tas netinka, tai visokios fizioterapijos, mobilizavimo metodikos, volavimai giluminiai su kamuoliukais ir aišku, ne kiekvienu atveju gali daryti ir priešuždegiminis gydymas jau čia reikalingas, nes skausmas yra tikrai stiprus, ne kartą ir pačiam teko tą turėti, tai tą dalyką, kai sakau, kontroliuoti reikia ir vaistų pagalba, ir manualiniam technikom atpalaiduoti raumenis, nes dažniausiai skauda ne tą vietą, kur ten yra pažeidimas, o aplinkinius raumenynus, kurie yra pertempti ir panašiai. Plaukikam dažniausiai pasitaikančios traumos ir jų profilaktika. Čia sunku pasakyti, kaip bebūtų keista, buvom kažkada FINOS plaukimo federacijos tarptautinės konferencijoje 12 metais Turkijoje, kai Rūta laimėjo pirmą medalį, atsimenu, pakvietė, dirbom su ją ir didžiuliai pranešimai buvo ir labai nustebau, kad dažniausia trauma plaukikam buvo nugaros srities traumos. Pasirodo, kad nugara irgi turi tam tikrą judesių skaičių, kurį gali atlikti per gyvenimą ir plaukikai plaukiant tam tikrus judesius ir tam tikrų, ypač delfinų plaukiant maksimalių amplitudžių metu, atlieka tam tikrų judesių spektrą ir tie pažeidimai gan dažni, nors visi sakom, eik į baseiną plauk, tai paprastam žmogui, kuris neplaukęs, gal ir tai tinka, bet ne visiems plaukikam tas tinka, o traumos įvairios būna, peties traumos, iš mano praktikos ir Lietuvos rinktinė mes dabar tikrinam dailę metų, dirbu su jais, tai tikrai peties traumų labai daug yra, o taip sunku pasakyti, nugaros, peties traumos, pagrindiniai dalykai, bet pagrindiniai dalykai išlieka nugara.
traumų profilaktika, kaip jų išvengti. Nu, jau kalbėjom apie tai, kad reikia daryti testus, ieškoti silpnų vietų, ieškoti disbalansų ir dirbti su tom vietom. Tai čia visur vienodai, nesvarbu kuri vieta, bet testavimas ir nepabijoti jų reikia, norint siekti maksimalaus rezultato, nes kai vyksta trauma, sustoja progresas, kol tu grįžti į buvusį aktyvumo lygį, prarandi pusmetį, mėnesį, 2 mėnesius ir atsiranda daugybė bėdų. Achilo sausgyslės traumos ir gydymas. Tai achilo sausgyslės traumos vėl nelygi, ar tu timtelėvai, ar perkrovai, ar ten įplyšo, ar nuplyšo, ar po operacijos, tai tie gydymai skiriasi. Yra daugybė dalykų, kur pradedi nuo švelnių dalykų, nuo imobilizacijų, netgi nakčiai, gamini specialius įtvarus, kad didinti čiurnos amplitudės, kad dorsifleksijas, visas yra specialūs įtvarai, liejami individualiai, keičiami jie kas ten 2-3 dienas, specialūs batai netgi yra gaminami, kad achilo sausgyslė vis tiek pasižengia tada, kada yra sutrumpėjęs blauzdos raumuo, kada nėra tinkamos per čiurną amplitudės ir dažniausia priežastis staigiai atsispyrus, įplyšta arba pasitempia raumuo, atsiranda guziukai, mikroįplyšimai ir kad jos nebūtų, pirmoje eilėje atstatinėjame judesių amplitudės, antroje eilėje tada dirbam su propriocepcija, atstatinėjam jėgą, to lygiagrečiai mažindami uždegimą, skausmą ir panašiai. Daugybė irgi eilinių paprastų dalykų, kuriuos reikia daryti tada, kada neskauda. Užtat tas testavimas, šalia buvimas kinezo, visų sąnarių pačiupinėjimas, nors ir neskauda, kartais pamatai, kad įsitempus blauzda, sumažėjusi amplitudė ir gali rimtų traumų išvengti. 19 klausimas. Peties, alkūnės, čiurnų ir kelių traumos. Kaip išvengti pratimai? Vėl apie tą patį. Kai sakau, vėl lygiai ta pati sistema. Testuoji, darai, ieškai silpnų vietų ir kinezas parenka tam tikrus pratimus, kaip tų dalykų išvengti. Kryžminių raiščių traumų prevencija krepšinėje. Tai daugybė dalykų yra. Tai ir biodeksas, raumenų įvertinimas, kas vienas svarbiausių dalykų, ir anatominiai dalykai, tai šlaunikaulio arkos įvertinimas, būna didumai, nedidumai, bet 20-15% žmonių susiaurėjusi šlaunikaulio arka, kur tu jokia profilaktika nepadės, degeneracija vyks ir užkoduotas plyšimas. Ne vieną krepšininką esam turėję, kur nuplyšė abiejų kojų kelio kryžminiai raiščiai dėl to, kad yra anatomiškai susiaurėjusi arka. Tai operacijos metu tam tikri chirurgai, ne visi, bet keli yra, kurie išplatina operacijos metu, plastikuodami, nepalieka į tą pačią, nes vėl užkoduotas plyšimas bus, ypač po operacijos, kada raumenų svertas mažesnis, nestabilumas didesnis, inervacijos nėra, žmogus nejaučia to raiščio, kol pilna ligamentizacija neįvyksta, kol kraujotaka ir nervai neįauga, tai vėl pažeidžia jį ir kada pradeda jausti, vėl atsiranda skausmai, nestabilumas ir užburtas ratas. Užtat daugybė faktorių, kuriuos turi įvertinti ir labai ilgai galėtum šnekėti, ir esmė yra testuotis, matuoti raumenų jėgą, dirbti su propriocepcija, stabilumu, atstatinėti raumenų jėgą, ilginti raumenis, prasivaluoti po treniruočių, prieš treniruotę paruošti, sutonusuoti keturgalvį, hamstringus, kad tikrai būtų stabilumas ir tada tikrai maksimaliai išvengsim tų traumų. Kaip gydyti skausmą dilbio srityje ir klavimas? Čia specifika, nesu susidūręs su irkluotojais daug labai, bet aišku, eina perkrovos, dilbiai dirba ir lygiai tas pats. Masažai, atpalaiduojančios procedūros, ne prie startus, aišku, turi žinoti treneriai, kada galima, kada negalima, kurie dirba kinezai su jais. Tai daugybė yra ir procedūrų, ir medikamentinių priemonių, B grupės vitaminų, didesnės dozės naudojamos, kurios duoda šiek tiek atsipalaidavimą, neleidžia hipertonusui atsiras. Taip pat, jeigu jau nepadeda, yra midokalmai, įvairius medikamentiniai gydymai, kurie tikrai neleidžia hiperspazmam atsiras, neleidžia šiek tiek duoda raumenis atsipalaidavimui ir panašiai. Tai yra daugybė dalykų, bet sakau, čia specifiškumas, kai nesi susidūręs daug, tai gali tik iš bendro kalbėti daug ir nusišnekėti gali, bet jeigu yra žinančių kažkokių tai kinezų, tai pabandysiu sekančiai paskaitai parinkti šitą atsakymą, pačiam net įdomu pasidarė, nes nesu susidūręs, nieks nesiskundė, nors kelis irkluotojus ten ir tikrinam ir dirbom. Tai pabandysiu atsakyti sekančią trečiadienį.
kokie yra gydymo laikotarpiai. Tai vėl 22 paskutinis klausimas, tai gydymo laikotarpiai kam? Plyšimui, operacijai, nu čia abstraktu. Kiekvienas atvejas yra individualus ir tikrai mes, nu, kaip sakau, niekad nežinome, ar per 5 dienas, ar per 3 mėnesius sugis, negali spėlioti ir juokiasi paskui visi, kaip prispėlioja. Tai imi žmogų, žiūri aplinkiniai audiniai, kiek pažeisti, ar plyšo, neplyšo, ar operavo, neoperavo, pagal tai iš patirties žinai, kiek maždaug kas gyja, gali nuspėti, gali kažkiek prognozuoti, bet kiekvienai situacijai yra skirtingas atsakymas. Todėl čia nėra labai abstraktu. Sekančiam kartui, kai bus gydymas, daugiau orientuosius į operacinės technikas, į reabilitaciją, kiek ką taikom, kur taikom, kaip taikom. Ta paskaita gal bus trumpesnė, bet pasistengint tų klausimų daugiau atsiųst, bet konkretizuoti, ne taip, kad kokie gydymo terminai. Tai čiurnos, patempimų atveju, ten plyšus, raiščių operavus, jų konkretizuokit ir tada, jeigu daugiau klausimų bus, tada pasistengsiu įsamiau atsakyti tuos klausimus. Šiandien tiek būtų. Ir ačiū uždėmesį ir tikiuosi trečiadienį vėl gausaus tokio dalyvavimo.